Visiems labas vakaras, mano vardas Edmundas, esu alkoholikas. Esu blaivas nuo 1999 metų, lapkričio 28 dienos. Prisistatau savo prisistatymą. Įvardinu datą ne tam, kad čia pasibitai, kad programa ši veikia. Ir pradžiai galbūt nelabai dabar kažkaip tai mėgstu pasakoti apie savo gėrimą, apie kaip gėriau, kaip. Ir šiandien man pasikeitė, reiškia, tas sveikimas, atgavau sveiką mąstymą tokį. Ir kad visi panašiai mes čia gėriam. Ir vieni daugiau, vieni mažiau. Ir būtent man norėjos pasakoti kažkada tai grupėse, kaip aš žiauriai gėriau. Kaip aš žiauriai, ta tokia išverstos puikybės forma. Aš galėjau pasakoti apie tai nenustodamas, dadėdamas, dakurdamas ir taip toliau. Gimiau, reiškia, normalioje šeimoje, kaip aš skaitau, buvo 9 metai, kada mano tėvai išsiskyrė ir reiškia, mama mano turėjo problemą su alkoholiu. Bet 9 metų aš nusprendžiau, reiškia, kaip girdėjau tą pokalbį, kaip, reiškia, tėvas pasakė mamai, kad sako, mes skiriamės ir aš išvažiuoju ir aš gulėjau kaip vaikas, reiškia, į padušką įkniubęs ir sako mano mama, ką pasakyti vaikam. Ir jis pasakė, pasakyk, kai išvažiuoju į komandiruotę. Ir aš gulėdamas tada vakare buvo vakaras, tiksliai tą atsimenu ir aš taip pradėjau verkti, kad, reiškia, pasikniūpčiotams, kad aš žinau, kad tėvas nebegrįš. Labai mylėjau savo tėvą. Labai mylėjau ir iki pat, reiškia, pabaigos 95 metais man mirė ant mano rankų. Aš dar gėriau ir pradėjau tokiais nekaltais dalykais turbūt. Kaime labai mėgau, reiškia, paragaut bragės, tos saldžios, man labai patiko, reiškia, visiems mano giminaičiam tuometiniam, kurie dar, reiškia, gyvi ir patiko, kaip aš vaikas, reiškia, toks linksmas pasidarydavau, ten čiut negriuvinėdavau, nurankėdavau stikliukus nuo pasilenkęs. Jeigu koks balius ten vykdavo, aš stikliuką kokį paragauju ir man tai užvesdavo. Visą laiką norėjau būti pirmas. Tai čia vienas toks mano ligos, kad aš turėjau groti visur pirmu smuiku. Kada matydavau, pavyzdžiui, kažkokį tai sportininką ar gitaristą, man norėjos taip pat groti su gitara, kad, reiškia, vertintų mane. Toks neturėjau savivertės jokios. Ir visą tai, kiti mano bendramžiai rinkos kažkokius tai mokslus, ten, kad įsitvirtinti, aš atvirkščiai dariau, aš tapau banditu, reiškia, ir man tai labai vežė mane tas gyvenims ir buvo tokia, reiškia, chebra mokykloje, aš visada stovėdavau liniuotėje 2 klasėje, aš tokį pirmą kartą turėjau išbandymą, reiškia, mes su draugu jo į sklepą nuėjom dviračių tvarkyti ir, reiškia, radom toks portveinas buvo, toks, jeigu kas atsimenat, toks labą dieną vadindavom, toks vyno 07 bonkė, 2 vyrai, 2 klasėje ten, ar 3 panašiai, ir mes jį išdažėm dviese. Jis kažkaip parėjo namo, mane rado namo pirmininkas griovy, reiškia, ir vežė man skrandį plauti. Pirmą kartą aš, kaip mano tėvas sakė, reiškia, sako, kaip tau atrodo blaivykla.
Va, tai dabar juokinga kažkaip, bet tuo momentu tikrai buvo didžiulė sarmata, tai buvo sovietų laikai ir mane mokė, reiškia, direktorius statydavo, reiškia, padariau gėdą visai mokyklai, tai nuskambėjo per visą Šiaulių miestą, pradėjau tarp kitko Šiauliuose, ten visą tą kelionę alkoholizmo. Ir badydavo pirštai, žinai, ir aš nusprendžiau, kad nieko čia nebus, reikia kažkaip jiem atkeršyti. Aš daužiau langus mokykloje ten. Buvau ne pats, mamai gėlių labai nedovanodavau. Reiškia. Ir mama kviesdavo, vieną kartą pasigėrėm mokykloje, sėdėjau mokykloje pasigėrėm. Aš buvau 7 klasėje, pasigėrėm ir aš pamenu, toks kabinetas ilgas ir, reiškia, dviese su to draugu, reiškia, aš sėdžiu toks apsvaigęs, o jis mušiniai prie langą musės. O mano mama iškvietė į mokyklą, o man duodė kuprą iš diržo. Ir man toks juoks jam, reiškia, aš čia parodau, ką mane skaudo visiškai ir sakė, tu degradavęs. Mokintis nenorėjau, mokytojams pasakiau, kad baigsiu 11 klasių tuo metu ir atėjau į 9 klasę, reiškia, mane sąrašuose nėra. Ir direktorius sako, tu mokais statybininkų mokykloje, nes mes tavęs nelabai čia norim priimti atgal. Tai va tokia vaikystinė kelionė, tai draugai kažkaip tai pamatė, kad vis tokia degradacija vyko palengva, kad ir klasiokai, ir mokyklos ten, reiškia, aš pasirinkau tuos vyresnius visus draugus ir su jais galima buvo gerti normaliai, reiškia, ir iššokius, ir aš buvau toks kaip masalas, reiškia, prisikabink prie to, prie ano, ir aš išgeręs galėjau tai daryti labai drąsiai. Tai, kad gyvenom su moterim, grįžau po armijos, tarp kitko, 2 metus aš sovietinė armija visiškai negėriau. Tai man kažkaip tai sekės negerti. Grįžęs aš atsiėmiau už viską ir nuo to, 22 metų prasidėjo mano iš tikrųjų, tokia degradacija. Ir gyvenom su moterį, kartu gėrėm, mušėmės, daužiau duris, daužiau tą moterį, reiškia, buvau pavydus, susidėjau tais laikais, 90 laikai, buvo apsikarstęs ten visokiais ginklais ir taip toliau, bet kaip su manim, su alkoholiku, vėliau niekas nenorėjo turėti reikalą. Aš, reiškia, vadino tokiu, kaip bispridėlščiku, aš bispridėlus tokius dariau. Ir kaip pragėrėm su ta moterim 9,5 metų, aš, reiškia, buvo birželio mėnuo, aš įsiskyriau su ją ir mačiau, buvo tokia nelabai smagus gyvenimas. Nėra laiko čia papasakoti apie tai. Tai ir man pavyko, kad buvo Joninės ir aš nuėjau į Joninės blaivas, kažkiek tai pavyko negerti ir sakiau, va tos bobas kaltas, čia, žinai, čia ne aš, čia, matai, įsiskyriau ir galiu negerti, Ir Joninių ten, reiškia, šventėm Joninės, aš išgeriau 2 bokalus ir aš tik pamenu, kad einu su tokiu odinės šiltas striukiai su basanoškėm, reiškia, pas babusę ir tai buvo jau ruduo, kai aš baigiau gerti.
Vienas sako, girdėjau tą istoriją, sako, aš atsikeliu, sako, geriau, sako, po kelių galvo rūgštynės tokie, sako. Tai ir man taip pat šala kojas, jaučiu, kad šala kojas, galvoju, kiek čia laiką praėjo. Tai bet tokia visiškai išbraukta iš gyvenimą. Tai aš šiandien suprantu, kad tai rašo mūsų programoje, kad liga progresuoja ir po ten kažkokio tai laiko negerimo aš atsidūriu lygiai ten pat, kur aš ir turėjau būti. Tai va. Tai vėlgi, reiškia, man pasisekė, aš labai norėjau negeriančius moters. Man atrodė, kad vien dėl jų aš geriu. Man iš tikrųjų taip atrodė. Ir susipažinom, aš slėpiausi, geriau savaitėm, sakiau, komandiruotės, dilačiai, ir taip toliau. Taip gavos, kad mes su ta pirma moterimi, aš neturėjau vaikų ir galvojau, kad problema manyje. Reiškia, kad daug geriau ir taip toliau. Susipažiau su savo pirmo žmona, tai reiškia, kažkaip jin tapo nešė ir aš galvoju, blecha, viskas gerai, jau čia viskas gerai. Ir labai vaikų norėjau ir galvojau, kad dėl vaikų aš tikrai negersiu. Nieko panašaus, net nenuvažiavau atsimti iš ligoninės. Aš reiškia, vaiko bendrabutė. Nuvažiavau, mane neįleido, aš buvau girtas su gėlėm, ten su to buketu gydytojų per bliuską, reiškia, ten ir kai jis mane neįleido tokia važna žmogaus, aš ten lipau dar, pamenu, kad įrodyti žmonai meilę, reiškia, aš lipau tuo vamzdžiu, čia lietaus vamzdžiu į viršų, reiškia, pasižiūrėti, kad Jėzau, tu man brangi labai. Ir blemba, o pasirodo, aš jai didžiulę gėdą padariau ir taip pakenkiau ten visai ir neturėjau kur akių dėti. Ir aš prižadėjau, kad aš dabar atvažiuosiu jau ir užgėriau ten. Aš nežinau, buvo komplikacijų ir žiūriu, stoviu prie durų su vaiku. Ir man tokia gėda, aš išėjau, trenkiau durim ir išėjau gerti toliau. Ir aš neatsimenu, kada prabudau. Ir tokie periodiškai buvo, reiškia. Periodiškai tai. Kaip ir mūsų programoje rašau, kad aš negalėjau bendrauti su žmonėm, manęs, reiškia, aš skusdaus galvą plikai, reiškia, ne tam, kad man patogu, bet tam, kad manęs bijotų. Jo, ir tas toks, mano tas veids, neatrodo ant gerą. Ir visada toks išgerdavau ir man sakytų, tavo akis apvirsti, tokia baimė, o man toks gers buvo jų smelis, kaip žemaičiai sako, toks galvoju, va čia tai jo pataikiau dabar. Bet tai buvo mano klaidos, tokios gyvenimiškos. Aš mokėjau įsisukinėti iš situacijų, mokėjau, reiškia, kažkaip tai pasisekė nesėdėti, labai bailys buvau didžiulis. Visa tai vyko kažkaip taip. Ir 8 mėnesius, kai gimė dukra, 98 metais gimė. Ir aš, 8 mėnesius ten atpylęs, geriau žmona nepriėmė namo, aš jau viso. Ir vieną dieną aš išgėriau 3-litrinį samagoną, viens pats. Ir blecha, nei geriau, nei blogiau pasidarė. Ir aš nusprendžiau išeiti iš gyvenimo. Galvojau, blemba, jie atrasiu drąsos. Ir aš prisirišau, 3 aukšte atsistojau ant to turėklo, visas drebantis toks. Prisirišau vėlą, kur iš kurlių uždžiaun. Užsirišau savo ant kaklo. Galvoju, šoksiu. Ir prisiminiau, reiškia, kad turiu vyriškam dviratį, tokį turėjau pavogęs, laikiau sandėliukę. Ir ten toj kabūrai buvo fleškutė, neatsimenu kada, bet pirmą kartą gyvenime alkoholis, tokia gyvybė išgelbė, aš taip vadinu. Tai aš nulipau ir dar šokdams, ta mintis tokia, galvoju, šoksiu dabar ir viso, žinai, galva nutrūks, tikrai, su laidu galvoju, į apačią galva trūks per pusę. Ir
Antiek tokia ta puikybė buvo, kai galvoju, šoksiu, o kaip aš karstę atrodysiu, žinai, be galvos, blecha. Žinai, galva nutrūks, kaip čia mane laidos aplink ir taip toliau. Tokie rimti dalykai tada atrodė. Ir va, aš kažkaip tai ten stebuklingai atsirišau ją, tą virvę, galvoju, įkalu tą fleškutę ir einu, visio, ataip. Atsilančiau ten kansarą radęs kažkokį, rūkau balkonę ir blecha man taip ašaras pradėjo bėgti kaip vaikų, galvoju, niekam aš čia nereikalingas, bet tas atėjo toks nereikalingumo jausmas didžiulis. Ir aš priejau prie žmonos, mano žmona verkianti sėdži, vat, visą laiką ir siuva tokius kažkokius tai rūbus ten ir blecha. Ir aš atsiklaupiau ant kelio jai, sakau, pirmą kartą gyvenime. Ir aš paprašiau pagalbos, sakau, padėk man į galę. Psiu, viskas, aš gataps. Jin metė viską ir puolėm po durnynus vaikščiot, ką mane primtų kažkur. Ir niekur nepriėmė tų momentų. Ble, vapšė, pirmą dieną. Tai nupirka man vieną bonkę, aš atsigavau kažkaip tai. Ir kitą dieną, rugsėjo 1 visi su gėlėm į mokyklas, o aš einu, reiškia, mane veda į narkologinį centrą ir aš ten atsidūriau. Ir pirmą kartą išgirdau žinią apie anoniminio alkoholikų. Reiškia, atvažiavo žmogus ir pradėjau pasakoti, kaip jis, reiškia. Ir aš pirmą mintis buvo, galvoju, žmona nupirka čia. Ir mes tam Forde, kaip Skorpions buvo, atsimenu, spalvą mėlyną. Aš sėdžiu, reiškia, tam Forde ir mes 5 iš narkologinės sėdėjom ir mes klausėmės jo. Ir šiandien dieną aš esu vienas gyvas, tik tai jie yra visi mirę. Pasitraukė, kas nukrito, kas užsigavo, kas ten kažkur nusižudė, pasikorė. Vat visi 5. Esu vienas gyvas. Tai va, ir atėjau į mūsų, reiškia, draugiją, mane ten atrado, ta žinia atrado mane. Ir aš pasirašiau. Ir man buvo labai gėda, reiškia, sėdėti tokie gražus kaip šiandien. Ir aš, blecha, raičiau tos nuspūrusius, kaip šiandien atsimenu, tos treningus, kad nematytų, kad aš toks ir taip toliau. Parėjęs namo, man kažkas tai tokia, spragt į galvą toks buvo ir galvoju, va čia buvo vieta mane, va čia. Ir aš pasijaučiau tarp jūsų, pajaučiau tą didžiulę meilę, tą apkabinimą, kad lik čia ir viskas tvarkoja. Anoniminė alkoholikų draugija, aš, reiškia, buvau aktyvus nuo pat pradžio. Po 2,5 mėnesio aš pasitikrinau, tikrai alkoholiks. Pasitikrinau, iš tikrųjų, taip. 2 savaitės, po 2 savaičių aš, po 2 mėnesių užgėriau ir lapkričio 28 aš atsidūriau vėl čia, vėl atrado mane. Ir aš pradėjau vaikščioti surinkimus ir man gyvenimas kažkaip tai ta euforija buvo, 1 metai tokie, grynos euforijos. Blaivas ir daugiau nieko nereikia. Blaivas, daugiau nieko nereikia. Tai buvo klaida mano, reiškia. Aš klydau toj vietoje ir kažkas, tai buvo 99 metai, 2000-ieji, dar nebuvo, reiškia, mūsų programa, taip tokia labai stipriai apie ją kalbama ir, sakė, vaikščiok į susirinkimus, buvo tokie žodžiai, atnešk savo subinę čia ir prots ateis pats. Ir aš paklausiau. Ir man kaip alkoholikui, kaip rusai sako, lyžbai ničего nedelati. Lyžbai nieko nedaryti. Man labai tiko tas, galvoju, čia nieko daryti nereikia, duot pakalbėti, paploj, ko man trūkst. Man to trūko visą gyvenimą. Ir aš ilgą laiką taip gyvenau. Aš pasinėriau į finansinius savo atstatinėti, nes turėjau tokį iškreiptą mąstymą, kad jeigu aš neturėsiu babkių, nieks manęs gyvenime nevertins. Bet juk šiandien jūs mane vertinat visai kitaip.
turbūt nesvarbu, kiek aš ar turiu pinigų, ar neturiu, jeigu aš esu čia, tai reiškia, aš esu savas. Ir va, tai man atrodė, visiems noras buvo įrodyti, kad aš galiu. Ir praėjo 5 metai, aš blaivas, reiškia, gyvenau su šeima, reiškia, gyvenims nebevežė kažkaip tos blaivybės. Kažkas kažką pradėjo daryti, su savo blaivybė kažkokie kitokie, apie kažkokią globą atsirado kalbos ir blemba galvoju, reikia man būtinai kažkokį, pontuką, būti prie chebros, reikia globėjo. Tu globėjas svarbu, kad yra ačiū Dievui, žinai. O aš ten darysiu ką, nedarysiu, tai čia jau mano problemas. Ir tik tai pasirinkau į šventojų stovyklą, tikrai labai stiprus buvo toj vietoj, atmintinai mokėjo, reiškia, mūsų knygą, tradicijas, ir man labai tiko. Ir kažkaip po keletą metų aš buvau tarnautojas, tarnavau nuo reiškia, pačių ten, iki patikėtinių buvau, reiškia, ir man labai svarbu buvo, žinot, ta tarnystė manęs į grupės pirmininkų išrinko kažkada. Ir žinot, dabar aš tai suprantu, kad nėra labai didelis prestižas, kad nenormalių alkoholikų, sergančių psichinė liga žmonių būti pirmininku. Žinai, į CV neįrašysi to, žinai. Jo, į CV, kad primtų į darbą kažkokį, tai labai sunkiai įsirašo. Jo, kaip tarnautoja. Tai va, bet man tai buvo labai taip va. Tai kažkaip dalindavau to mintim, žinot, grupėse ir pasidalindavau vakruk da okala, kaip rusai sako. Biški pasidalinu, biški nedasakau, biški čia, bet tokį išlaisvėjimą jaučiau viduj. Po to aš pasirinkęs globėją, mes kažkiek tai pradėjom žingsniuoti, reiškia, puolėm tą 4-5 žingsnį, darėm į ne vieną kartą ir su klausimais aš ten viską išdėliavęs buvau, ir ašarų pas tėvą Stanis, bet aš toliau nejau. Ir man aš 4 tą žingsnį skaičiau kaip kažkokį tai, reiškia, kad man labai baisu buvo. Man labai baisu, kad visas pasaulis sužinos apie mane, koks aš esu, kas su manim dedas. Man labai, aš neskaičiau jo, kad tai sveikimo raktas. Aš galvojau, kad čia aš palūšiu. 100%, kai visi sužinos, aš palūšiu. Ir nieko panašaus ten, nieko neįvyko. Ir mano globėjas tada buvo tokia pertvarkos visokios mūsų draugijoje. Ir mano globėjas, reiškia, įsižeidė ir pasitraukė iš draugijos. Aš turėjau susirasti kitą. Aš stebėjau jį, man patiko jo gyvenimo būdas. Jis buvo patrauklus man, jau buvau tokioj kažkokio. Ir mes iš tikrųjų tada ėmėmės programos, tos mūsų. Tie pirmi žingsniai aš apie programą, kad pripažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Aš visiškai nežinojau, ką tai reiškia. Man šitie trumpi žingsniai, man atrodė, kad, va čia ir yra programa, man svarbu skaityti, ir klaida buvo, kad aš turiu sėdėti susirinkime ir pasakoti savo gėrimo istorijas. Все, čia ir užsibaigė visi mano, reiškia, sveikimą. Dar turėjau žinoti, kad reikia melstis ir tarnauti. Daugiau kaip kažkokios tai apvalios programos aš taip ir ne. Aš prisirinkau iš jūsų gražių žodžių, reiškia, tai kad aš norėjau tapti dvasingas. Su jumis būti dvasingas, bet mano šeima lygiai taip pat kentėjo. Kai aš pareidavau namo blaivas, kaip, reiškia, aš pavargęs, aš ten tada-siuda, su vaikais, ten nesupratau visiškai to nieko. Absoliučiai nol. Ir kažkaip tai metam bėgant,
aš suvokiau, kad, blemba, mano globėjas išaiškino, kad paaiškino, iš tikrųjų, jeigu aš pirmam žingsnį šitam, bet kaip aš supratau, man padėjo paaiškinti, ką reiškia tas pirmas žingsnis. Pirmas žingsnis reiškia, kad kiekviena liga turi simptomų. Simptomai yra kažkokie, tai kurie reiškia, kaip aš pradedu, pirmas simptomas, tai mano buvo, kad kai aš pradedu gerti, aš bėgiai sustoti. Aš negaliu, kaip benorėčiau, kiek aš pažadu bėduočiau. Nėra šansų man sustoti. Ir aš gersiu tol, kol galiu iki mirties. Ir daug pažįstu, kurie nusigėrė iki mirties. Ir tas, kad alkoholis čia vapšė niekom dėtas yra. Kad visa problema yra mano galvoje. Kas valdo mano gyvenimą? Valdo gyvenimą tie mano seni įpročiai, kad aš moku įsisukinėti, aš moku gyventi kaip noriu, aš galiu pamokyti, bet ką reiškia, tai nėra kažkoks tai nevaldo. Ašgi viską reguliuoju, viskas pas mane čia normaliai. Reguliuoju, ašgi programai mūsų rašo apie aktorių, tai jeigu visi taip darys, kaip aš sakau, man nieko daryti nereiks ir aš gyvensiu labai laimingai. Tai taip nepavyko. Taip nepavyko ir kiek aš kartų bebandžiau, kiek aš pabandžiau, tai neveža. Blaivybėje aš supratau, kad taip, kaip aš gyvenau iki šiol, viskas veikia prieš mane. Absoliučiai viskas. Ir aš turiu kažkaip tai keisti savo gyvenimo būdą. Tai tas pirmas žingsnis toks yra, reiškia, mano nuolankus susitaikymas, kad taip, kaip gyvenau, neveža. Va čia mano nuolankumas. Jeigu aš turiu teisę daryti klaidas, aš turiu teisę suklysti, bet turiu įrankių šiandien dienai. Aš galiu susitvarkyti. Tai apie antrą žingsnį įsitikinau, kad bet čia mano irgi buvo klaida, kad aš grupė sakė melstis, reikia melstis. Aš kaip bobutė, taigi aš nemoku nei tų poterių, nei tų nieko, absoliučiai. Ten tėvė mūsų susikibęs už rankų žiūrėdavau, kas meldžias, kas ne, jeigu tas nesimeldžia, galvoju, aš irgi nesimelsiu čia, va šitaip. Ir vardinau save, kad esu tikintis. Ir programa sako, man sako ne apie tai, kad jeigu aš pripažįstu, kad alkoholikas ir mano smegenis, mano protas, mano įpročiai davedė manęs, visada privesdavo prie gėrimų. Visada. Visi, ką aš dariau, privesdavo prie gėrimų. Tai aš turiu keisti savo įpročius kažkokius, bet man reikia, aš neturiu jėgų. Man reikalinga jėga ir pagalba jūsų. Ir aš kaip sakau, kol mes sėdėm čia, Klaipėda gali būti ramiai. Mes niekam nelesam protą, parduotuvėse, nepasitenkinimą nerodom. Mes čia galim, čia labai toks geras dalykas, kad čia mes esam. Šeimoje kažkaip tai atsidūst, kai mes išeinam ir taip toliau. Šiandieną jau to gal nėra, nėra gal mano šeimoje tai, bet tai. Aš turėjau įsitikinti, čia kaip toks pavyzdys, kad įsitikinimas tas, tai paprašau, daleiskim, man labai tiko tas posakis, nežinau ar jum tiks, bet man tikrai labai padėjo, kad aš turiu įsitikinti pavyzdžiui apie tikėjimą. Tai jeigu aš paprašau Manto meistrą kažkokią tai mašiną tvarkyti ar dar kažką, tai ir jis man sako, aš žinau meistrą, kuris galėtų tau padėti sutvarkyti mašiną. Ir aš važiuoju pas tą meistrą su tikėjimu. Su tikėjimu, kad jis geras meistras. Bet įsitikinsiu tik tada, kada jis sutvarkys man mašiną. Tai kas liečia žingsnių programą, lygiai taip pat.
aš turiu įsitikinti, ten ir veikia. Vat. Tikiu, kad aš čia galiu sėdėti ir tikėti, kiek nori. Kiek nori galiu tikėti. Bet ten ir veikia. Vat man reikia kažkaip tai, mano globėjas pasakė, žinai, sako, jeigu tu sėdėtum porą metų ar 5 metus kokiam nors sporto būrelė, ne? Kaip pavyzdžiui, futbolą mokintis. Ir 2 metus sėdėtum ant atsarginių žaidėjų suolelių ir po 2 metų tave kviestų į aikštę žaisti. A tu būtum išmokęs žaisti tą žaidimą? Nėra šansų. Sakė, tau reikės eiti į aikštę ir žaisti. Tai trečias žingsnis man reiškia, kad aš turėjau, mano globėjas pasakė, kad mes negyvensim problemą, mes ieškosim sprendimų. Aš turėsiu priiminėti sprendimus. Programai reiškia, kad aš nusprendžiu, jeigu kas sako, kad grupiai, kad 1-2 žingsnį padarau, tai man 3, man labai sunkiai ėjęs, kad aš iš tikrųjų prisiličiau prie jų. Tai aš turiu priimti sprendimą pereiti visus likusius žingsnius. Sprendimą, čia priimu sprendimą. Tai mano sprendimai. Tai padėjo man visur, versle, gyvenime, šeimoje ir taip toliau. Kada dariau 4 žingsnį, reiškia, aš iš tikrųjų bailys. Alkoholikai rašo, mūsų programoje sako, kad turi įvairių baimių, 1000. Aš kaip alkoholikas turiu 2. Kažko netekti ir kažko negauti. Tik 2 baimės. Jeigu aš susitvarkysiu su tom baimėm, mano gyvenimas gali pasikeisti. Kaip tai veikia, pavyzdžiui? Aš bijau, pavyzdžiui, aš turėjau tokį, reiškia, buvau pasiskolinęs pinigų ir niekaip negalėjau, ten man neišėjo. Aš gyvenau 12 metų Vokietijoje, vaikščiau vokiškas grupės. Ir, reiškia, aš buvau pasiskolinęs pinigų ir man labai baisu buvo, reiškia, pripažinti, kad aš neturiu pinigų ir man labai didžiulė gėda. Grįžta viskas, tie bairiai atgal, bandžiau įsisukti ir tai neveikia. Tai neveikia. Ir aš atsisėdęs galvoju, aš lygiai taip pat kažkada elgdavaus. Ir man nesuveikė. Aš įsigijau tik kuo daugiau priešų. Tai aš visada imu ragelį savais žodžiais. Aš meldžiuosi savais žodžiais. Dieve, tu dabar man reikalingas. Padėk man. Ir spaudžiu skambint. Aš nežinau, kas bus. Iš tikrųjų. Tai yra veiksmas. Tai yra veiksmas, kuris galiu baimę. Ir 4 žingsnio esmė man yra, kad jeigu aš nepadarysiu to žingsnio, aš niekada nesužinosiu, kas yra drąsa. Ir kad man ir 5 žingsnis lygiai taip pat, kad aš, jeigu neišpasakosiu kažką kitiems žmonėms, kitam žmogui nepapasakosiu, kad drąsiai, mums prašo drąsiai padaryti. Aš nežinosiu, kas yra drąsa, kaip elgtis drąsiai gyvenime. Kas yra normalu, aš nežinau, kas nenormalu, kas mane privedė. 100% žinau. Ir tai neveda. Aš pripažinau tai. Viskas, taškas. Man reikia keisti gyvenimo būdą. Ir kaip pripažįstu, ir aš kažkada sustojau ties tą liniją. Ir 6-7 žingsnis. Ir aš galvojau, kad čia, įsikabindavau kažkokią baimę, daleiskim mane, arba į kažkokį tai pyktį, aš pykstu. Taigi šiandien dienai grįžta tie jausmai. Aš dėl to ir sakau, kad Klaipėda daug ramesnė, kad aš čia. Daug ramesnė. Ir kai aš galvoju, kad aš galiu pašalinti savo trūkumus, pasirodo, mūsų programoje nėra taip sakoma, kad aš
Dievas šalina. Ir jis nusprendžia, kokius reikia pašalinti. O ne aš nusprendžiu. Jeigu aš nevaldau, mano reikalas, mano darbas. Išmelstai, išprašyti jo. Už kiekvieną, kuris trukdo, 100%. Žadnas esu, reikia patraukti. Šeštas žingsnis man reiškia, kad aš turiu tai pamatyti, pripažinti ir atsikratyti. Kažkaip tai. Su aukštesnės jėgos pagalba. Sąrašas buvo sudarytas, reiškia, jau 4-5 žingsnė, žinojau, kiek tų žmonių nuskriaudžiu. Ir pats geriausias žingsnis buvo 9. Aš padariau žalos daug. Neatsiprašau. Man netiko atsiprašau. Aš iš pradžių, kaip 5 metus, taip gyvenau sausai, atsiprašau, žinai, sakau, atleisk Jėdzę, ten išdaužiau langą tau, žinai, tai čia, žinai. Jinai rasti pasiuntė, žinai, man, ir aš nemoku primtai. Ir aš dar kartą noriu daužyti langą, būdamas blaivas, žinai. Prasideda, nereiškia. Tai kažkodėl tai tie žingsniai, po to suvokiau, kad jie, reiškia, padėjo globėjas su jo pagalba suvokti, kad tie žingsniai yra eiliškumas. Ir kada padarau 4 žingsnį, aš galiu priimti save. Aš turėjau tokį dvasinį globėją, kunigą. Ir jis man sako, Admukai, sako, tau Dievas senai atleido, bet sako, tu pats negali savo atleisti niekaip už tai, ką padarėjai. Man tai labai svarbu buvo. Kada aš pas jį buvau iš pažinties, aš ir kunigų ėjau iš pažinties va šitą 4 žingsnį. Ir jis, šitas kunigas man sakė, aš esu 30 metų kunigauju, aš niekada negirdėjau tokios išpažinties. Ir aš pabaigęs pasakot, pratrūkau ašarom. Visiškai. Aš kaip mažas vaikas. Ir jis išėjo iš tos klausyklas, mane apkabina ir pasodina į suolą. Jis sakė, tu pasidėk ir tau nieko daryti nereikia. Ir man taip faina buvo. Ir reiškia, daug jausmų gerų išgyvenau. Ir kad melstis aš nežinojau, ką reikia. Ir tas 6-7 žingsnis sako, kada aš pamatau tas. Žinot, man atrodo, kad patys baisiausi dalykai, kuriuos aš padariau gyvenime, man patys baisiausi. Bet kada aš juos pasakoju jum, Dievas žino, ne aš, čia Dievas. Jis žino, kad tie patys baisiausi dalykai, kuriuos aš pasakoju čia susirinkimuose, gali padėti kitiem. Ir mano toks tas suvokimas, kad, aš turiu tą galimybę šiandien dalintis. Turiu galimybę. Aš šiandien kalbėjau, kad mano meilė jum turi būti per veiksmą, ne žodžiai čia, koks aš dėkingas, kaip aš čia dėkui, hebra, čia malaci, bet nefiga, man šiandien neveža tai. Aš turiu dėkoti. Dėkoti ir dėkodamas turiu kažkaip tai rodyti veiksmą. Aš pasakojau jums, kad buvau išmokęs daugelį maldų, Tėve mūsų mokėjau ten, Sveika Marija ten, ir tos maldos nepadėjo. Man globėjas pasakė, kad tu gali melstis kaip nori, bet Dievas nori Edmundo maldos. Neišmoktos. Ir aš kiekvieną rytą, aš sakau, Tėve, keliuosi aš anksti, atsirado kažkokia disciplina gyvenime ir kad savai žodžiais, kaip aš moku, nesvarbu ką aš pasakysiu, reiškia, jis niekada neapleido manęs, pasirodo, niekada neapleido. Ir dažnai aš jį parūkyti palieku ten, aš patvarkau reikalus, paskui žiūriu, kad čia nieks nesigauna, man sakau, o galėtum prieiti, pataisyti čia ką nors, tai tada kreipiuos pagalbos.
Va čia ir yra tas Dievas. Ta sąvoka šiandien man daug paprastesnė negu, reiškia, aš labai sudėtingai, aš alkoholikas, aš įpratęs sudėtingai dalyti paprastus daiktus. Tai, kaip sako mūsų programa, man rodo 1 minutę, reiškia, kad ši programa yra paprasta, bet labai sudėtingiem žmonėm jinai yra sunkiai. Programai lygiai sako tą patį, kad yra paprasta, bet nelengva. Reikės palaužyti save. Ir tai pavyksta man iki šiandien dienos. Ne visada. Nesu tas, kur ten šventas ir pasityčiu, pasijuokiu, bet turiu įrankius. Atsiprašyti galiu toj pat. Nepyk. Atleisk. Nevartoju dažnai to žodžio, jeigu tave įžeidžiau. Žinot, kas slepias ten, žinai, net nebandyk pykti. No, tai va, atleisk. Buvau neteisus. Tai va. Tai ačiū dar kartą, kad blaivas, ačiū, kad išklausėt ir padėt man sveikti. Ačiū tau.